7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мало! Kas tingi dirbti? Parduodu. Skambinkit. Šiandien norėčiau pakalbėti gan įdomią temą. Kuo toliau, tuo labiau linkstu, čia kad taip paprasčiau įsireiškus, į determinizmą. Kad būtų paprasčiau, jeigu taip sudėtingiau pasakius, kad jau viskas vyksta šiam pasaulyje kryptingai, sistemingai, viskas yra stebima šitos akies. Ir visą laiką aš sakydavau, kad Žemė yra per daug mažytė, kad egzistuotų, kad būtų vietos tiems atsitiktinumams. Dabar dėl ko mane užvedė ant tos temos. Čia, manau, nesupiks visiems gerai žinomos gyvos legendos, jeigu papasakosiu apie tai, galų galiai jie patys viešame eteryje apie tai kalbėjo, tai manau, kad nesupiks Emilijus Jokūbas, gyvo legenda, Mantas Patarakas ir Antanas Sadauskas. Apie atsitiktinumus. Čia pats Patarakas viešoje erdvėje kalbėjo, tai aš manau, kad čia nieko aš nemanau, kad turėtų supykti jie. Ir kaip niekam nepaslaptis, kad jų keliai su Sadausku išsiskyrė ir Antanas su Pataraku dabar kaip ir nebendrauja. Nors anksčiau buvo kolegos ir draugai. Ir būtent Patarakas pasakojo podcast'e. Čia visai praeitą savaitę tiesiog. Šią netgi savaitę. Ar gali, sako, būti tokie atsitiktinumai, sako, tiesiog muša iš vėžių, tokie atsitiktinumai. Jis skrenda į Londoną, į Angliją. Čia, sako, priblaškintis sutapimai. Klausimas, ar tai yra sutapimai. Sako, sėdim su savo draugė prieš skrydį šitoj salėj laukimo aerouoste. Visas aerouostas užpildytas. Tos laukiamosios kėdės. Kas kam teko būti, tai žino, kad dažniausiai viena prieš kitą būna suolai sustatyti. Vienas prieš kitą. Sako, norėjom kažkur pasėdėti, kad nereiktų lauke šalti. Visos vietos užimtos. Išskyrus 2 laisvos vietos. Pamatėm tas 2 laisvas vietas, nainam atsisėsti į tas 2 laisvas vietas. Atsisėdom, aš pakeliu akis, priešais mane sėdi Antanas. Ar įmanomas toks sutapimas? 2 laisvos vietos. Ir atsisėdam tiesiai ir Antanas pasirodo irgi skrenda savais reikalais į Londoną. Tiesa, nežinau, ir į Londoną, bet į Angliją, Jungtinės karalystės. Patarakas pasakė, sako, gerai, prasėdėjau, prakentėjau, aš ten iki to lėktuvo, tą tokį nemalonų, užsidėjau ausinės, greitai lėktuvas, galvoju, viskas pasibaigs. Toliau sutapimą. Atsisėdam į lėktuvą, pagal vietas, pilnas lėktuvas keleivių. Sėdžiu aš per vidurį, net yra video nufilmavęs. Dabar visi su telefonas, viską filmuoja. Priešais mane aš matau Antano pakaušį. Ar įmanomas toks sutapimas? Čia tai tikrai fantastika yra. Nuskrydom į Angliją, išlipom, galvom viskas, pagaliau viskas baigėsi, nebebus tos įtampos, tos tylos. Sėdom į traukinį. Jau traukinį nebe 200 keleivių, kaip lėktuvė, ar kiek ten lėktuvas talpina, nežinau, bet milžiniškas traukinys. Atsisėdom į traukinį važiuoti. Atsisėdom, jau viskas ramiai. Pasisuku į dešinę, tam pačiam traukinį, už kelių kėdžių sėdi Antanas. Dar įdomi detalė, man sūnus visą tą pasakojo jau privačiai, kad man siunčia fotkę su telefonu nufilmavęs Patarakas, Antaną nufilmavęs. Pažiūrėk, sako, kokie sutapimai gali būti. Už minutės atsiunčia Antanas, Pataraką nuotrauką. Ar gali būti tokie sutapimai, Emilija? Tai bet aš turiu savo versiją, štai ir pasakiau. Ar tikrai sutapimai? Ar tikrai tai tikimybių teorija? Gali taip išpulti. Bet jūs niekad nepagalvojat, kad yra tam tikros aukštesnės jėgos. Aš nemėgstu to žodžio Dievas, kartais jis prūsta pasakyti, bet šiaip aš nelabai
daugiau vartoju kūrėją savoką. Ar jūs nepagalvojat, kad tai 3 kartus pasikartoja toks sutapimas? Nu, neįtikėtinas, kad galbūt aukštesnės jėgos tuos visus 3 kartus, kad tai nėra atsitiktinumo teorija, kad ir norėjo, kad jūs pradėtumėt, susitaikytumėt ir pradėtumėt bendrauti. Apie tai niekad nepagalvojat. Kad galbūt aukštesnioji jėga norėjo. 1 kartą, ne. 2 kartą, ne. Dar 3 kartą galimybę davė. Čia lygiai kaip Evangelijai, kaip Petras išdavė Jėzų ir Jėzus paklausė: Petrai, ar myli mane? Taip, myliu tave, viešpatie. Tada 2 kartą paklausė: Petrai, ar myli mane? Taip, myliu tave. Ir tada Jėzus dar 3 kartą paklausė: Petrai, ar myli mane? Ką Petras pasakė? Viešpatie, kam klausyk, žinai, kad tave myliu. 3 kartus davė klausimą tą patį. Galbūt buvo ir jums 3 kartai galimybė tiesiog susitaikyti, vėl pradėti bendrauti. Gal, aš nežinau. Aš daug žinau, daug informacijos valdau, bet ne viską žinau. Tai va dabar tęsiant toliau tą temą, šitą aš visą savaitę apie tai galvojau. Kokių tik tų vadinamų, kabutėse, atsitiktinumų nebuvo mano gyvenime. Dabar aš kai kuriuos papasakosiu, atvirai pasakysiu, aš 1 kartą juos pasakosiu, nes aš jų beveik niekad nesu pasakojęs. Nes paprasčiausia, jeigu man kažkas va tai papasakotų, aš galimai nepatikėčiau, galvočiau, kad tai yra fantazijos vaisius ir kūryba. Bet prisiekiu, nors ir Evangelijoje rašo, kaip sakė, neprisiknikinėkit nei dangumi, nei žemė ir panašiai. Jūsų taip te būna taip, jūsų ne, te būna ne. Visa kita, kas iš viršaus, tai iš piktojo. Tai va, stengiuosi laikyti tokių dalykų. Viena iš priežasčių, kodėl aš negalėčiau būti kariuomeniai, nes paprasčiausiai aš negalėčiau duoti priesaikos visų pirma. Netgi aš nepaslaptis, kad esu 2 kartus vedęs ir tai, kaip vyksta ta ceremonija, ar prisiekiai, aš neprisiekiu. Kaip yra ten, ar prisiekiai mylėti ten iki grabo lentos, aš neprisiekinėjau. Tai va, čia nukrypu. Tai dabar noriu papasakoti apie keletą tokių atsitiktinumų, kur niekam dar nesu beveik pasakojęs jų. Kažkam gal kažkur uždaram rate. Bet tai sunku net patikėti. Čia galbūt ir bus tas tęstinumas apie tą buvo prisikėlimas 1, prisikėlimas 2, čia gal irgi truputį, va dabar va šitas bus į tą temą truputį. Tada aš mokiausi jogų mokyklai. Tada man jau prasidėjo visai kiti nušvitimai, jau buvo tie pirmieji žingsniai. Tol iš vis net tokie žodžiai nežinau, kas yra siela, kas dvasia, kas meilė. Kaip ir daugumai. Meilė tai seksas. Daugumai ir šiandien taip gyvena. Bet aš nuvažiuodavau dar pas tuos senus draugus, bet aš jau važiuodavau jau visai su kita intencija. Tiesiog, kad jau jiems kalbėti apie gražius dalykus, kad reikia taip gyventi, eiti į aukštesnės dimensijas, kilti, kad yra daug aukštesni dalykai, nei va tas ėdimas, myžimas, šikimas ir panašiai. Ir nuvažiuoju aš pas tokį draugą, o aš tada sakau, mokiausi, tada dar neturėjau jokios profesijos, nieko, praktiškai gyvenau, nežinau, daug žemiau skurdo ribos. Didžią dalį alkanas vaikščiodavau, ten man užtekdavo ten už butą susimokėti, už tą mokslą mokėjau, tai likdavo, tik, sakau, tai sau leisdavau kartais prabangą, tai ten 1 kartą per mėnesį ten limonado butelį nusipirkti. Aišku, milžiniška būdavo prabanga nusipirkti pieno, nusipirkdavau pieno butelį ir tokias būdavo, tais laikais, tokias pynės su razinomis, batonas, pagerintas. Tai čia man buvo jau prabanga, jau didžiulė prabanga, va tokie dalykai buvo. Ir aš nuvažiavau pas tą draugą, jis tokioje labai įdomiai vietoje gyvena, galiu net ir pasakyti, kas Vilniečiai gal žino, ten miškiniai, palinėrė, ten toks, dabar gal ten pasikeitė, aš ten senai buvau. Tai ten toks vidury miesto kaimas, ten netgi vidury miesto aplinkui Lazdynai, Krasnucha iš vienos pusės, iš kitos Lazdynai, o ten yra keletą vietų, kaip Vilnius, Šanchajus, sakykim, irgi, kur dar 20 metų atgal dar karvę žmonės laikydavo, mieste tiesiog. Tai, 20 metų atgal dar buvo įmanoma, kur dabar parodų rūmai, ten dar buvo galima pamatyti netoli tose pievose karvės ganantis, Vilniuje, pačiam Vilnius širdį. Ir jisai ten gyveno, aš nuvažiavau, ten, aplinkui tokia tuštuma, daugiau ten tiltas į stotelę, aš su troleibusu nuvažiavau. Ir buvo žiema, lygiai kaip dabar šalta, 20 laipsnių buvo, tokia šalta žiema. O aš sakau, aš tokiam skurde gyvenau, šiandien tai sunku suvokti daugumą, ypač jaunai kartai. Aš sakau, aš nekalbu, tai yra kvailas pasakymas, kad kada buvo geriau anksčiau ar
dabar. Tiesiog buvo kitaip. Visas akcentuoju, kad buvo kitaip. Ir nuvažiuoju, aš pas jį ten, man atrodo, jo aš neradau. Jo neradau. Su jo mama truputį pasikalbėjau. Nu jau šalta, jau naktis, ten gal paskutinės troleibusas turėjo važiuoti. Ir turėjau tokius batus. Jie kažkada buvo labai brangus, tie batai. Aš tada dar juos pirkau, kai su nusikaltėliais buvau. Bet jie buvo jau tiek susidėvėję, tie batai. Buvo grina oda, bet ta oda, iš išorės atrodė jie kaip nauji, kaip nutelaičiai. Bet tiesiog nebuvo pado. Jau padas buvo tiek susitrinęs, tai aš vos tokiais batais vaikščiodavau. Tiesiog per sniegą, tiesiog tiesiai koinė liesdavosi tiesiai į sniegą. Bet sakau, iš išorės niekas nematė, atrodo, o kokie gražus, kokie fainus batai. O iš tikrųjų jie jau buvo tiek tas padas nudroštas, kad eidavo per sniegą tas pats kas basas. Ir aš stoviu tada, žinau, baisiai šalta buvo, gal kokie 25. Bet ar gali būti toks atsitiktinumas? Ir aš ant tokių minčių, taip, mano tokius maždaug mintis, viešpatė, atrodo, pasukau doros keliu ir dirbu, ir stengiuosi, ir mokinuosi, ir net negaliu batų nusipirkti. Ir kol kas net nenusimato ateityje tokių dalykų. Sakau, man užtekdavo, sakau, didžioji dalis, aišku, būtas prarydavo, dar vieną kitą knygą įsigydavau, tik kad gyvybę palaikydavau ir viskas. Ir taip, gal aš kažką net taip darau, tokias mintis, aš stoviu tam vienišai stotelį, pusto, šalta, tie batai suplyšę, net negaliu galvoj batų įsigyti. Anksčiau galėjau ir firminius, ir viską. O dabar gyvenu sąžiningai. Aš netgi buvau tokio sąžiningumą, iki beprotybės buvau priėjęs. Būdavo su troleibusu, pravažiuodavau, dėdavau pačiam juokinga. Pravažiuodavau su troleibusu ir grįžtu namo. Pamiršau talonėlį įsimušti, be talonėlio pravažiavau. Tai tada įsitraukiu talonėlį, suplėšu, išmešu iš šiukšliadėžę. Iki tokio lygio būdavau. Iki tokio skrupulingumo. Kitą kartą vėl. O ir vėl užmiršau. Tada įsitraukiu tą bilietėlį. Turėdavau nusipirkęs, bet pamiršdavau tiesiog. Suplėšai išmetė. Ir tai dabar ką noriu pasakyti. Tai stoviu aš toj naktį, aplinkui nei žmonių, ten sakau, tai tie miškiniai tokia tuštuma buvo, jokių pastatų, nieko. Ir dabar gal panašiai. Nors dabar gal pasikeitė ten ir išplatino gal kelias, dabar senai buvau ten. Ir toks nusivylęs visas, sušalęs. Sakau, viešpatie, galvoju, kur teisybė, negi aš negaliu, kad ir kokių tų batų. Ir čia sakau, neįtikėtina tiesiog. Tiesiog aš pirmą kartą tai pasakoju viešai. Kaip stotelė ir šiukšliadėžė. Ir kažkaip mano žvilgsnis į tą šiukšliadėžę. Būtent ant tų apmąstymų į šiukšliadėžę žvilgsnis nukrypo. Pasižiūriu, savo akim net. Batai. Juodi, dideli, tokie kaubojiški žieminiai batai. Su kailiuku, dėvėti tiesa, dėvėti. Įsitraukiu tos batus, apžiūrėjau, viskas, nei suplyšė. Man čia buvo, fantastika kažkokia. Parsinešiu namo kaip tik ant mano kojas. Nežinau, man gal kokius 3 metus aš paskui jos. Jau galėjau nusipirkti ir normalius batus, bet aš dar jos nešiau gal kokius 3 metus. Tai čia atsitiktinumas kažkoks. Klausimas. Čia yra klausimas. Ar tikrai tai atsitiktinumas? Aš nežinau atsakymą. Gal tada dar keletas istorijų. Čia vieną esu kažkam pasakojęs. Sakau, irgi, mokiausi vienoje vietoje, aš labai daug kur mokiausi. Bet visur būdavo ten po keletą mėnesių. Netgi buvau įstojęs į Panevėžio sporto mokyklą. Dar paauglystėje. Bet taip nepradėjau nė vienos dienos mokintis. Čia jau kita istorija. Bet jau buvau priimtas, jau būtų visai kitaip kelias pasisukęs. Bet taip ir nepradėjau. Persigalvojau, ten man 13-14, 14 turbūt. Čia panašiai, dėl ko aš vis mokydavausi ir mesdavau. Nes paprasčiausia, kaip ir jau minėjau, kad mane labai griežtai auklėjo. Čia panašiai, aš dabar taip analizuoju, čia panašiai, kam teko matyti, kaip šuniuką paleidžia nuo grandinės, kuris visą gyvenimą pririštas prie būdos. Kas kaimuose gyveno, turbūt esat matę. Ką jisai daro? Ir jeigu netyčiai jis nutrūksta nuo grandinės arba jį paleidžia, ką jis daro? Jisai pradeda suktis ratais, bėga ir jis nežino, kur bėgti. Tai gal ir su manim kažkas panašaus buvo ir tada aš jau, kai įsivadau iš to tėvų jungo, tai turbūt irgi tais ratais sukaus ir nežinau, kur man bėgti. Tai tada mokiausi toje vietoje ir ten buvo tokia mergina, tokia kukli, graži mergina, kukli tokia, bet ten visą laiką šalia manęs. Šiaip pirmūnė dar buvo visų pirma, ten aktyvistė tokia, ten seniūnė klasės netgi, grupės seniūnė.
Ir visat aplink mane sukosi. Nu, jaučiau, kad ten aplink mane. Nu, ir aš, bet man visai kitokios patiko tada. Blondinės, prisidažiusios, ten, o tokia kuklutė. Ir aš ją, galvoju, jeigu aplink mane sukosi, aš vėliau ją užsimsiu, niekur nedings. Bet taip buvo gavosi, kad išsiskyrė keliai. Ir tada, sakau, aš tada į Kaune jau mokinausi, atvažiuoju į Kauną. Anksti ryte. Ten, man atrodo, pirma paskaita turėjo būti 10 valandą lėktais. Tušęs dar miestas. Senamiestį vaikštau, iš pat ryto, sakau, 6 ryto. Bet šviesu buvo. Ir apie ją kažkaip galvoju, durnius aš. Kodėl aš ją paleidau, taip galvoju. Dar mergaitė, už mane jaunesnė, o dar buvo tokia galimybė sujungti gyvenimą su nepraimta. O taip einu ir galvoju, kodėl aš ją paleidau. Nei telefono numerio žinau, dabar nieko. O taip einu ir graužiu nagus. Tušęs senamiestis Kauno visiškai. Dar ankstus rytas. Ir apie ją kažkaip galvoju, kodėl aš ją paleidau, kaip man dabar ją surasti. Kažkam reikia paskambėti iš kitų, bet aš irgi tada nesu nieko nebendraudu. Aš dabar daug kalbu, tada aš beveik nekalbėdavau nesu nieko praktiškai. Kaip taip buvo. Sakau, aš kaip iš nusikaltėlius pasitraukiau, tai ten kaip ir minėjau. Pagrindinė taisyklė išlaikiausi. Kuo mažiau kalbėsi, tuo daugiau šansų išlikti gyvam. Tuo ilgiau gyvas išliksi. Tai ir einu šitam senamiestį, apie ją galvoju. Žiūri, kažkokie žmonės ateina iš priekio. Judam viens artin kito. Siaura gatvytė. Jinai su mama savo. Čia atsitiktinumas? Klausim. Ar čia atsitiktinumas? Pradėjom su ją bendrauti, ten vienas kartą susitikom, antrą kartą, bet aš tada labai užsiėmęs buvau ir taip kažkaip nutraukiau iš santykius tos. Bet ar čia atsitiktinumas? Kiek šansų atsitiktinai, kad taip įvyktų? Ir tokių istorijų aš galiu pasakoti iki begalybės. Čia per visą naktį galiu pasakoti šitokį. Tai galbūt dabar dar tada vieną. Vėl, man tokį pažinau labai intelektualus žmogus, pavardės neminėsiu, jis žinomas Lietuvoje žmogus yra. Jis dabar jau gal virš 80 metų jam dabar. Jis irgi kažkada man pasakė tokį atsitiktinumą. Buvau irgi, sako, jaunas. Ėjau, šiaip vienas iš tokių ir pedagogų, labai daug metų laimėjęs tą pedagogo titulą, šitą geriausią pedagogą. Eilę metų. Lietuvos ten pedagogus. Ir sako, einu, gatvė tiesiog jaunas, sutinku kažkokį savo seną buvusį mokytoją. Pradėjo klausinėti, kaip gyveni, sako, kaip niekur nesimokau. Ir jis sako, aš turiu, sako, pažįstamų, gal nori, tada dar buvo Tarybų sąjunga, į Minsko kažkokį universitetą. Sako, visiškai atsitiktinai ėjau, sutikau, kur radikaliai pakeitė gyvenimą, sako, mano visą gyvenimo kryptį. Tai lygiai ir man tada buvo. Tada aš jau, kaip išėjau iš tų nusikaltėlių, supratau, kad reikia mokinti toliau. Bet aš visą laiką kažkaip galvojau apie fiziką arba radiotechniką. Nes jau prieš tai biškį buvau mokintis. Bet kažkaip taip, aš kitaip neįsivaizdavau savęs. Fizika arba radiotechnika. Kažką iš tų. Tai visiškai atsitiktinai pakrypo gyvenimo kelias visai kitaip. Ir jau viskas, einu aš Vilniuje, jau buvau apsisprendęs, kad viskas nebėra ko atidėlioti, vasara buvo. Viskas, pirmadienį buvo kaip tik savaitgalis, sekmadienis, šeštadienis buvo. Visiškas atsitiktinumas. Atseit. Einu aš vienišas, sakau, viskas, pirmadienį važiuoju, duodu dokumentus universitetą. Viskas, apsisprendęs tvirtai, nėra čia ko laukti. Einu čia Vilniaus centre tiesiog prie Žaliojo tilto. Ir stovi gal ten 3 vyrai ir būna žmonės garsiai kalba. Ir tiesiog aš eidamas pro šalį nugirdau, aš niekur neskubėjau, tiesiog vaikščiau gatvėmis, ir nugirdau jų pokalbį. Tiesiog nepažįstamų žmonių nugirdau pokalbį. Kad, aš tada sakau, man tada aš išgirstu ten žodį dvasia, siela, man viskas tai buvo nauja. Kur aš tik nebuvau. Visokias paskaitas lankydavau, kur tik tai siela, kur dvasia, kur jau ten ir aš. Eidavau per visokius centrus mokymo ten ir dabargi pilna tų kaučerių visokiausių ir panašiai. Gyvenimo gurų visokiausių mokyti, ko tik dabar ir dar ir daugiau. O tada dar buvo kaip tik tada griuvus Tarybų sąjungų, tai čia apskritai užtvindė visokiausi tie nauji veikėjai, nes atsivėrė ta geležinė uždanga. Tai tada ypatingai visiems buvo nauja, visokie Kašpirovskiai radosi ir panašiai. Ir aš einu ir nugirdau jų pokalbį, tiesiog jie garsiai kalbėjo, aš sustojau taip apsimesdamas, kad čia šiaip tik mindžiukuoju. Ir jie ten pasakojo, kad ten ir ten bus rytoj tokia paskaita. Aš išgirdau būtent jogos paskaita. Nes sakau, aš jau buvau apsisprendęs, jau viskas pirmadienį, iš pat ryto einu, nešu dokumentus į fiziką. Ir aš pastovėjau, pasiklausiau, nugirdau adresą, kur kaip tik sekmadienį bus paskaita. Ir aš be abejo einu į tą paskaitą, smalsumą vedamas.
Nes aš jau prieš tai, jeigu klausė, tai žino, kad aš metus laiko prabuvau bute, visiškai 1:1. Dar tik vieną detalę papildysiu, aš atvažiavau į Vilnių po metų laiko. tą praleidau. Tai praėjau nuo stoties iki kas žino, ten Tėvynės kino teatras. Nu, tikrai čia nemažas kilometražas yra. Bet pėstute nuėjau palengva, tiek laiko niekur nevaikščiojęs. Ir turėjau naujus nutelaičius batus, tokios minkštos odos, kurie tikrai neturėjo spausti. Bet kol aš nuėjau, ten dar senų sąskaitų dar norėjau suvesti kai kuo. Tai išsinuomavau butą po to, atėjau į tą naują butą, tai kojos buvo tiesiog kraujais nuėjusios visiškai. Nes metai laiko neužsidėjęs batų. Metai laiko nebuvau nei kartą batų užsidėjęs. Tai va tokia. Ir nueinu šitą paskaitą. Aš jau tada man joga domino, nes aš jau buvau praktikavau, sakau. Ir ant galvos buvau išstovėdavau jau ganėtinai ilgai. Atrodo, taip iš pradžių, o plius čia, kad taip paprastai, taip mužikiškai pasakius, tas pas mane visą laiką buvo tas vestibuliarinis aparatas, taip vadinamas, vestibuliarinis, jis toks buvo, kaip čia pasakyti, toks, nebuvo tos koordinacijos tokios labai stiprios, sakykime. Bet aš pradėjau po truputį, iš pradžių ant galvos ten stovėdavau, asanas pradėjau daryti, jeigu žinot, kas yra asanos. Kas žino, kitą kartą gal paaiškinsiu, kas nežino. Lietuviškai tai sėdėsenos, tam tikros pozos, sėdėsenos, gulėsenos ir panašiai. Sakau, viskas įmanoma, sakau, pradėjau nuo, iš pradžių ant tos galvos stovėdavau, tai kojas į šitą tremdavau į sieną, o paskui jau vidurį kambario galėdavau 20 ir pusvalandį išbūti ir valandą praktiškai galėdavau. Bet neišbūdavau iš valandos, bet turėjau tokią jėgą jau. Paskui išmokau, man visą laiką labai žavėjo, aš kaip imtynės lankiau vaikystėje, tai ten buvo labai jie praktikuoja tą ant rankų vaikščiojimą. Tai man taip numažens žavėjo, tai išmokau kiek įmanoma ten jau bute, ant rankų vaikščiodavau jau. Viskas įmanoma, tai man tas labai sudomino. Nueinu šitą paskaitą, klausausi ten to viso kalbėjimo, ten to oratoriaus. Ir vis galvoju, būtent fizika, pirmadieniai mokytis viskas, nešu dokumentus. Ir tos jau paskaitos pabaigoje jis pristato, kad nuo rugsėjo 1 yra jogos tokia mokykla ir dabar pilno tokių. Aišku, mokėti reikėjo, gal kas norinčių, mokintis yra. Man iš karto, aš iš karto, atsitiktinumas, ėjau pro šalį, gatve, kur mano gyvenimą visai kitą linkmę perkeitė. Tiesiog asmenys, kurie per garsiai kalbėjo gatvėje, tarp savęs. Ir man iš karto, jokių abejonių nekylo viskas, jokių fizikų, tik tai čia mano kelias. Tik tenais. Ir iš karto aš apsisprendžiau, nors galvoju, iš ko gyventi, nes tenais iš ryto mokintis, iš ko aš gyvensiu, galvoju. Automatiškai turi darbą mesti viską. Tai pakeitė mano. Ir aš jau apsisprendžiau tvirtai viskas, jau pirmadienį aš jau nebe į fiziką, bet nuvažiavau tenais. Padaviau paraišką, kad aš čia noriu mokintis pas jus. Sumokėjau ten pinigus, kiek reikėjo. Ir automatiškai viskas turėjo keistis, nes aš jau nebegalėjau iš ryto dirbti kaip visi normalūs žmonės, reikėjo ieškoti kažkokio darbo, tada pradėjau jau nelegaliai dirbti, savarankiškai pavyškiai, jau visai kitą kryptim nuėjo. Visiškai atsitiktinai klausimas. Vėl, ką davė ta mokykla? Dabar, aišku, aš žiūriu iš jau po šitiek metų, tai be abejo nieko, man ten viskas tai vaikystė man šiandien, aš žiūriu kaip tai vaikų žaidimus tiesiog. Tada man atrodė labai rimta. Dabar tai žiūriu kaip tai vaikų žaidimas. Bet kitą dalyką davė discipliną, visų pirma. Nes aš kadangi gyvenau tam bute, 1:1, aš labai laikiausi disciplinos, tiesiog preciziškai, sekundės tikslumu. Viskas vienodai, disciplina. Nes dar kartą pabrėžiu vieną iš savo tezių, laisvė tai yra disciplina, ypač jaunam žmogui. Tas, kuris galvoja, kad laisvė tai darau, ką noriu, ne. Laisvė tai yra disciplina. Kada tu gali savo mintis kontroliuoti, neįsileidi baimės, neįsileidi pykčio ir taip toliau. Jeigu gali kontroliuoti mintį, tai kontroliuosi ir veiksmą savo. Tai man davė discipliną. Bet aš kai išėjau, aš vis tiek tą discipliną labai laikiausi. Tai man čia dar davė didesnį discipliną, nes aš tiek mažai to laiko turėdavau, kad paprasčiausiai man net nebūdavo kada pagalvoti, kad kaip man sunku, kaip aš neturiu pinigų, kaip aš noriu valgyti. Aš paprasčiausiai net neturėdavau kada akimirkos pagalvoti apie tai, padėjoti tiesiog.
Aš mėgodavau, tai, sakykime, tiesą susilgiau ties disciplinos, aš niekad neprigulsiu ten, tiesą ant grindų mėgodavau, aš ne ant lovos, kaip ir dabar. Tai niekad neprigulsiu per dieną, dabar aš galiu gulėti, skaityti, ten dar kažką, o tada guluosi tik tada, kada aš einu mėgoti, viskas. Tik tada. Laikiausi aš visą laiką šitą. Bet sakau, aš užmigdavau, tai taip, net nespėdavau padėti galvos. Atsisėdau, bededant galvą, aš jau miegu. Tai davė man tą discipliną iš tikrųjų. Užtat aš ir vaikui esu sakęs ir kol kas ačiū Dievui jis šito laikosi. Aš jam sakiau, tai anksčiau ir vėliau vis tiek nustosi ponui dirbti, pradėsi dirbti savo. Nebereikės tau eiti į darbo 8 ten ar 7, ten kaip skaičiuotų minučių, sekundžių. Tai aš sakiau, nepadaryk tos klaidos kaip aš. Nors klausimas, ar tai klaida? Čia klausimas. Aš kai pradėjau dirbti savo, tada aš iš pradžių irgi visą laiką laikiausi to visą laiką režimo tokio, 8 ten, kaip įprastai, 7, kaip įprastai, ten, 12 valandą pietus, laikiausi visą laiką to režimo. Bet po to pubiškai jau palauk, kur man skubėti, aš galiu ir iki 10 pamiegoti, galiu iki nakties dirbti, iki 3 nakties ir... Tai taip aš išsibalansavau, tai aš vaiką mokiau ir jis dabar kol kas dar laikosi šitą, sakau, žinok, anksčiau ir vėliau tu samdysi žmonės, bet laikykis, nepadaryk taip kaip aš, laikykis tos disciplinos ir toliau. Tai visi kol kas disciplinuotai, pedantiškai disciplinuotai gyvena. Tai gal tada tiek, čia apie tą jogos mokyklą po to gal pakalbėsiu kitą kartą giliau. Ir dar tada paskutinė istorija, tai čia iš vis yra neįtikėtina, Aš čia dabar turbūt pasakosiu tik tais, gal 3 kartą gal gyvenime pasakosiu, bet viešai 1 kartą. Tai dabar paskutinė ta istorija, sakau, aš čia galėčiau pasakoti visą naktį, tokių ale atsitiktinumų, bet aš susitikinęs, viskas yra determinuota. Tiesa, dar yra toks dalykas interdeterminizmas, kad mes galim pakeisti, bet labai nedaug. Tai dabar dar vieną apie tos atsitiktinumus istoriją, kur sakau, jeigu man kas nors papasakotų, aš paprasčiausiai nepatikėčiau. Štat aš beveik niekam jos nesu pasakojęs. Bet tai tikrai taip buvo. Bet sakau, sunku net pačiam patikėti. Kai aš gyvenau su antra moterim, aš tada jau turėjau biškį patirties apie uošvines, apie uošvius. Aš su ją pragyvenau 6 metus, aš niekart nemačiau jos mamos. Nei tėvo, nei sesers jos. Sąmoningai nenorėjau tiesiog. Man sakau, jų nereikia, man reikia tavęs. Nes kadangi pirmoji uošvinė labai norėjo kontroliuoti, tai aš tada jau, apsidraudęs jau, sakau, būdavo pas ją mama atvažiuodavo, susiskambydavo jos, tai tada aš išeidavau, kažkur pasivaikščioti iš buto, jeigu būdavo namuose. Išeidavau, tada paskambydavo, jau mama išvažiavo, grįžk. Per 6 metus, ne per 6, gal per 5. Ir tada jau paskiau tik tai susipažinau. Ir tiesa, paneiksiu mitą apie uošvienes, nes dar kartą pasakysiu, koks žmogus, jis visur yra toks. Tiek darbe, tiek šeimoje, tiek visur jis toks ir yra. Tai jeigu geras žmogus, tai ir tokį uošvienė bus. Buvo nuostabi moteris, tikrai nuostabi. Aš kai įsiskyriau, tai aš gal net tos uošvienės labiau ilgėjausi, sakykime, kurį metą. Bet ir toks žmogus buvo, ten turėjom visokiausių juostų, apdovanojimo, tokių tautinių tų juostų, geriausiai, miesto šviesiausiai, geriausiai, geraširdiškiausiai moteriai. Ir koks tu žmogus, toks ir būsi ir uošvienė, ir mačiutė, ir panašiai. Čia taip yra. Tai va, dabar apie tą, tai aš sakau, po daugybę metų susipažinau su jos tėvais, su jos seserį. Nebuvau net matęs jos sesers. Žinau, turėjau vyresnę seserį. Tik tiek viskas. Kada mes išsiskyrėm, tada aš vėl pradėjau ieškoti kitų pažinčių. Čia sunku patikėti. Dabar visos žmonės dažniausiai per internetą susipažįsta, o tada tais laikais buvo tiesiog per radio stotis buvo, ir dabar gal dar net yra. Buvo ir pulsas, ir per lietus būdavo, ten vakare vienišos širdelės, per radio stotis susipažinėdavo. Dabar, man atrodo, egzistuoja tokie dar dalykai. Bent jau Pūkė, tai tikrai ten, bet ten senyvo amžiaus žmonėms dažniausiai. Bet yra ir jaunų ieško, vienas kitas. Dabar viskas per internetą. Taip, susipažinau aš per radio stotį su viena moterim, kažkaip prikybo, radom kažkaip bendrą kalbą, bet ten iš kito miesto. Ir aš važiuoju pas ją į pirmą pasimatymą. Nuvažiuoju į tą kitą miestą, neminėsiu kokį.
Nuvažiuoju, ja. Nu, sakiau, neinam gal į kokią kavinę, tiesiog pasivaikštom, parkas gražus. Nu, sako, pritariu 100%. Nu, radom kažkaip bendrą kalbą iš karto. Einu, vaikštom po tą parką, aš dar kažkaip, tai, nu, kur jin man matyta? Žiūriu ją ir, nu, kur jin man matyta? Niekaip negaliu atgaminti. Nu, žiūriu, veido brožas, kur aš čia mačiau, nu, niekaip neprisimenu, bet nu, tikrai man matyti. Einam, tam parke vaikštomės ir skambutis į mobilų telefoną. Pakelia ragelį, jis ten pradeda kalbėti, nu, kažkokias pavardės, vardus kažkokius pasakė, adresą kažkokį. Ir man nušvitimas. Čiagi jos sesuo. Kaip galimas toks sutapimas? Įsivaizduoji? Sunku. Aš sakau, aš tiesiog pritupiau iš nuostabos, iš šoko. Ir aš taigi iš karto primečiau. Nu, supratau, nes jin pradėjo kalbėti ten apie mamą, apie kažkokius kaimynus, nu, su mama. Jai mama paskambino. Ir lygiai taip mano eks, taip vadinama, kalbėdavo. Nu, apie tuos pačius. Ir man tada susiryšė viskas. Va, kurin man matyt. Čia sasojos. Bet, čia kokia tikimybių teorija, vat yra. Nuvažiuoti į kitą miestą, susipažinti su sesė. Ir aš pridaviau, ir aš dar taip primečiau, taip, aš jai nieko nesakysiu. Galvoju, sakyti ar nesakyti, kas aš tau. O aš sakau, aš ką tik įsiskyręs buvau. Sakyti ar nesakyti. Bet ten matyt pastebėjo tą mano tokį, nu, pasimetimą, sako, kas tau atsitiko, sako, gal kažką netaip pasakiau, sako, kas tau, nu, nesakau, viskas gerai. Nu, aš matau, kad tu persigytei, sako, tiesiog akysi per akimirką. Kas, žinai, sako. Čia buvo vienoks, dabar kitoks. Nu, pastebėjo šitą mano sumišimą. Tuoj pasakysiu, sako, einam, sakau, soliukas, sakau, nestovint sakysiu, sako, einam ant soliuką. Atsisėsim, kai prisėsim, tada pasakysiu. Nu, yra, sakau, žinai, kas aš toks. Šventasis Arūnijus. Tai va. Ne, tada aš mane tėvo Arūnijų vadina. Ne šventuoju. Tai nebuvo šventuoju paskui. Štėvas Arūnijus. Tai irgi šoko būsena buvo. Ir mes pradėjom draugauti. Aš šiandien pasakiau, sakau, tu sakau, mamai, sakau, sakei bent jau. Jin slapta nuo savo seseros. Mes pradėjom bendrauti, aš pas ją atvažiuodavau, jin pas manim buvo atvažiavus kelis kartus. Ir dar sutapimas, aš gal ir nebūčiau kaip doras toks žmogus. Ir aš tada kaip tik man, o dar aš plius tuo pačiu metu dar su kita moterim bendravau. Bet vis tiek dar ieškojau pažinčių. Ir ta esanti dabar mano draugė, man dar buvo padovanojus, čia netgi turiu Antano Maceinos biografiją. Ir aš kaip tik tuo momentu, va dar toks labai irgi įdomus atsitiktinumas. Būtent Antano Maceinos biografija. Aš gal būčiau ir nebūčiau pradėjęs tą seserį tų romanų vesti, kaip pasakyti. Bet kaip tik skaičiau Antano Maceinos biografiją tuo momentu. Ir Maceinos irgi buvo gyvenime, kad jis su žmonos seserė. Nu, galvoju, jeigu toks šventas žmogus galėjo, tai kodėl aš negaliu? Tai toks sutapimas. Na, jeigu nebūtų tos Maceinos biografijos Antano, tai nes yra tokių legendų, nu, apie jį, kad jis su žmonos seserį ten irgi kažkokius romanus suko. Kiek ten tiesos nežinau, bet nu, yra aprašyta tai. Tai va toks sutapimas. Nu, tai dar klausiu, sakau, tu mamai sakei? Sakau, gal nesakyk savo mamai, žinai, kad mes susitikinėjom. Pasakysiu, vien kitas, kas pasakiau, sako. Nu ir ką sakė? Sako, aš taip ir nujaučiu, kad tas žmogus dar truputį sugrįš į mūsų šeimą, žinai. Sako, o šiaip tai sako, nu ką, nu, kaip yra, taip yra, žinai. Nu, tai va toks, nu paskiau, aišku, aš tada vėl sakau, labai buvau sėmęs, tada ant bangos, labai daug dirbau ir aš pats tos, nu, tolau ir, nu, dabar aš šiaip gailiuosi, atvirai pasakius gailiuosi, labai gera moteris buvo, nu, labai, bet, nu, aš pats tada tolau, plus kitas miestas, nu, va taip, tolau ir nebuvo laiko visą, laiko ir... Tai va tokia istorija, neįtikėtina iš tikrųjų. Ar tai atsitiktinumas, sutapimas? Kiek įmanoma pagal tikimybių teoriją? Nu, sunku patikėti pačiam. Tai va, nežinau tiesą dabar, ar jos sesuo žino, ar jin pasakė, ar nepasakė, nu, nežinau. Bet kad mamai pasisakė, bet kad seserį savo nežinau. Ai, dar viena įdomi detalė. Ir aš išsiskyriau, aš labai daug knygų palikau. Nu, kai kurias pasiėmiau savo, kai kurias palikau savo. O ta pirmoji eks tas knygas atidavė jai. Ir tai va, aš pas ją pirmą kartą atvažiavau jau į jos namus. Tai va, aš žiūriu, visur mano knygos sudėtas. mano knygos. Iš kur sesuo atidavė.
Tai va tokia įdomi istorija. Ir dabar dar viena, čia tokia gal ne atsitiktinumą, čia paskutinį istorija, labai trumpa. Čia daug metų atgal. Nu kaip daug, tai pasakysiu maždaug kokį 16 gal metų, 15 gal. Nu, gal apie 15 metų kažkur atgal buvo. Ne, meluoju, palauk, tai prisiminsiu. 12 metų atgal buvo. Einu aš Vilniuje, tada aš dar sukausi tos bohemos sluoksniuose. Sukuosi senamiestį, centre, ratu suku, žiema buvo. Ai, ne žiema, nu nesvarbu, o gal ir žiema buvo. Einu, bet mano tokia puikiai nuotaika, puikiai nusiteikęs, vaikšto, sukuosi ratos, kaip aš sakiau, kaip guru sakydavo. Vat negaliu, sako, būti niekam neišpysęs protas. Sako, nu tai va, aš einu, tiesiai šviesiai pasakyti, einu ir ieškau, kam galėčiau dabar protą papysti. Einu, vakaras buvo tamsu. Ir stovi jaunuolis, nu, nežinau, 18-19 metų, man taip atrodo. Ir panelė. Nu, jie ten susiglaudė ir šuniuką dar laikė. Bet iš tų tokių, kaip jie ten, boksai, ne bolterjerai, tikrai bolterjerai, žinau, bet nu, tie tokie koviniai šunys, jie kai kur pasaulyje daug ir uždrausti, net laikyti jų negalima. Ar bokseriai, ar kaip jie ten, nu tokie, tos uodegos tokios užkeltos į viršų. Nu, labai agresyvus tie šunys, pavojingi. Nes žinau, kad daugumai valstybių yra net uždrausti Europai. Nežinau dabar, kaip vadinasi. Bet, nu, labai baisus šunys. Nes plus šalia manęs, kur aš gyvenau, kaip tik kaimynai laikė tokį šunį. Ir jie naktį jį paleisdavo, tą šunį. Ten nuosavo namų kvartalas buvo ir naktį tą šunį paleisdavo. Ir aš išeidavau vakarais pasivaikščioti ir pasakojau, kad vaikščiodavau su mantiruotė va čia įsikišęs, kad apsigintų to šuns. Nu, jeigu ką. Nu, čia beprotybė, tokį šunį paleisti. Nu, taigi ir vaikai maži. Nu. Tai aš buvau kažkaip labai ant tų šunų piktas. Tiksliau, ant savininkų, iš tikrųjų, ne ant šunų. Nu, ir jie laiko va tokį šunį. Glaustas jie ten viens prie kito, tie jaunuoliai. Nu, ir priėjau ir aš juos užkalbinau tiesiog. Nuotaika gera. Nesau, man pasakykit, sakau, kodėl jūs tokį šunį laikot? Kam jūs? Kodėl toks piktas šuo jums reikalingas? Tai labai gerai pasakė, o jisai visiškai nepiktas. Visiškai nepiktas. Čia kaip popierius lapas, ką jį įrašysi, sako, nuo mažens. Nu, ta mergina, ten jos pasirodo, tas šuniukas buvo. Ką tu jį įrašysi? Ištraukė saldainį, sako, imkit, sako, duokit jam saldainį. Kaip kačiukas. Ką tu jį įrašysi, sako, tai jeigu tu jį įrašysi, kad jis būtų piktas, jis ir bus tau piktas, agresyvus. O šitas pažiūrėjo, tu paglostė akį, sako. Tai, ką tu jį įrašysi, toks jis ir bus. Nu čia kaip panašiai ta vadinama tabula rasa, kas, jeigu žinot, kas yra tabula rasa. Čia daugiau iš islamo, tabula rasa, švari lenta. Ką tu jį įrašysi, tabula rasa. Tai va, nu ir tamsios pradėjom kalbėtis. Tada mane tėvo Arūnį vadino. Ir aš buvau tada labai ant tos bangos pasinešęs, dar nebuvau šventasis. Aš tėvas Arūnis. Nu ir kažkaip paklausiu, koks tavo vardas, koks, nu, merginos koks tavo vardas. Ir tada to, atsimenu vardus, bet nesakysiu, nereikia. Pakeisiu vardus. Jūs tai, ar myli Renatą? O jie jauni dar, nu tokie, nemyli. Taigi ką tik jos apsikabinę bučiavotės. Ir tu jos nemyli? Nes tik... Toks visas įsiraudo, myliu. O tu, ar myli jį? Ne, jauni, tokie, ne. Taigi jis ką tik tave mačiau, bučiavo, savo akį mačiau. Ir tu jo nemyli ir leidai, kad tave bučiuotų? Myliu, sakai. Tokie nedrąsūs. Duokit ranką. Jo ranką paėmė. Sudėjau rankas. Aš kaip Dievas Arūnis turiu galią. Skelbiu jūs vyrų ir žmoną. Sujungiu amžiams. Pasibučiuokit. Nu jie, tokie netrandus, sudėtos rankas, pasibučiavo, nu ir išsiskyrėm gražiai, su jumoru, su visko. Tai va dabar prabėgo 12 metų. Mano gyvenime daug vandens nutekėjo, daug kas pasikeitė. Tai va čia 3 metai atgal buvo Vilniuje. Dabar va, tęsinys istorijos. Sėdžiu aš kaip įprastai Kudirkos aikštėje, vasara buvo, grina vasara. Kažkaip, tada buvo nekokia nuotaika, aš tada iš ligoninės buvau tik išėjęs, tik. Galvoju, kad gyvenimas kažkaip kitaip reiks gyventi, jau niekad nebebūs toks, anksčiau buvau. Sėdžiu toks, tam parke, toks, nu, skvere Kudirkos. Tam. Prieina vyras, gražiai nuaugęs ir moteris. Sveiki, sako. Neatsimenat mus? Žiūrėjau, nu, kad ne, sakau, turbūt kažką sumaišėt. Sako, čia prieš tiek metų
Mūsų tokia. Įsivaizduoji? Tai čia 3 metai atgal buvo. Šeimą turi, vaikų turi. Tai va, laimingi, apsikabinę. Tai gal turiu kažkokią tai galę. Ir numarink netyrą jausmą. Pakilk aukštai. Atrask save. Ištirki savo širdį. Pakilk aukštai. Ir niekad nebegrįžk atgal. Atrask save. Ir nukrenta delnan.